Nauja savaitė GELAN sostinės krepšinio lygoje prasidėjo itin įdomiai, kadangi pirmadienio vakarą ginklus surėmė dvi stipriausios Vilniaus ekipos. Pirmoje vietoje žengianti Vilniaus Gedimino technikos universiteto komanda ir ją besivejantis SK Firimstos kolektyvas. Šiai dvikovai buvo skirtas ypatingas dėmesys, o jos scenarijus tik patvirtino, jog tai buvo padaryta ne veltui. Per visą šių klubų tarpusavio dvikovų istoriją nė vienai komandai nepavyko oponentų įveikti 2 kartus iš eilės. O žinant, kad pirmojo rato akistatą laimėjo VGTU atstovai, buvo galima laukti svečiuose žaidusios Firimstos ekipos pergalės. Nors pirmaujanti ekipa šiuose rungtynėse keitėsi vos 2 kartus, o visą likusį laiką situaciją kontroliavo svečių krepšininkai, tačiau intriga aikštėje laikėsi nuo pirmos iki paskutinės susitikimo sekundės. Likus žaisti 1,5 minutės savo aikštėje žaidę studentai atsiliko 6 taškais – 75-81, tačiau sugebėjo apkarpyti turėtą deficitą ir priartėti iki minimumo – 80-81. Tarsi to būtų negana, likus žaisti 7 sekundėms, svečių gynėjas Mantvydas Staniulis prametė abi baudas, o kamuolį atsikovoję Gintaro Šerkšno auklėtiniai turėjo daugybę laiko tam, kad pakeistų jiems nepalankę istoriją ir išplėštų pergalę. Vis tik, lemiamą ataką organizavęs VGTU puolėjas Andrius Juknevičius pametė kamuolį, o netrukus pasigirdusi finalinė sirena paskelbė dramatišką Firimstos pergalę rezultatu 81-80. Pagrindiniu svečių ekipos raktu į pergalę tapo ryškia persvara laimėta kova dėl atšokusių kamuolių 41-30 ir žymiai geriau organizuotas komandinis žaidimas. Svečiai atliko 20 rezultatyvių perdavimų, o studentai vos 12. Vis tik intriga Gintaro Šerkšno auklėtiniams padėjo išlaikyti vagystės iš varžovų. Studentai perėmė net 19 kamuolių, o tą padarę pelnė net 28 taškus. SK Firimstoje Eduardas Rogačiovas rinko 30 taškų, taip pat atkovojo 10 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 37 naudingumo balus. Ignas Juškevičius pelnė 19 taškų, pat atkovojo 16 kamuolių ir pelnė 30 naudingumo balų. Lukas Banketa įmetė 11 taškų. VGTU ekipoje Evaldas Rastenis pelnė 24 taškus, Aurimas Ruškys 13, taip pat jis atkovojo ir 10 kamuolių. Dėkoju už dėmesį ir iki pasimatymo kitose GELAN sostinės krepšinio lygos kovose. Matot, mes susirinkom vėl tik tai 7, kas traumuotas, kas negalėjo. Žinot, 7 yra sunku atsilaikyti prieš 12 žmonių. Jie treniruojasi, jie gera komanda. Ir,
ką čia galiu apie savo komandą, tai galiu pasakyti tik tiek, kad susirenkam, kovojam, kiek susirinkam, tiek vis tiek mes kovojam. Nu ir randamės antroje vietoje randamės. Ne, pas mus pasipildys. Aišku, dviem pasipildėm. Dabar dar pasipildys atkrintamų Valatkevičius. Kosarevas grįž, Kibildis turi sužaisti. Ir mes susirinksim 12 žmonių. Tada jau bus vis tiek atkrintamusis yra atkrintamusis. Dabar tai yra žaidžia vienaip, kada bus atkrintamusis, tai tikrai visi kovos, visi norės kažką tai iškovoti. Už tai, kad jiem prisiminti reikia vienų rungtynių, tai vis tiek jie susirinks biškį anksčiau ir tada kovosim ir galvosim. Šiai dienai mums svarbu yra iškovoti taurę ir važiuoti į Londoną. Tai kaip pastarąjį mėnesį niekad negalim pradėti varžybų gerai, tai to ir trūksta, nes kaip matom visada antroje pusėje kažkiek geriau žaidžiam, bet šiandien jau to nepakako, nes varžovas buvo tikrai daug stipresnis negu prieš tai pasitaikė, galim taip įvardinti, ir aukštesnio lygio tai buvo ganėtinai sunku atlošti tą skirtumą, nors ir nelabai didelis buvo. Su Juškevičium ypač labai sunku gintis, nes labai tvirtas fiziškai, tai išsikeičia prieš mažiuką, labai sunku prieš jį mažam apsigintai pabauduodavo dažnai, tai jis pradžiai labai daug bėdų padarė, po to tai patys labai nepataikėm. Tai dabar, kad visą komandą nesusirenkam pasitreniruoti kartu, tai ko gero to labiausiai ir trūksta. Nes tai trūksta tai vieno, tai kito žaidėjo iš starto penketo, tai vat ir negalim niekaip susistiguoti žaidimą pilnai.